Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Vaitkuškis. Tai tiksliau ne pilis, o rūmai. Manoma, kad pirmas šeimininkas buvo Vaitkus, nuo kurio ir kilo pavadinimas. Apie 1550-uosius Vaitkuškį įsigijo Skorulskių šeima. 1764 metais dvarą įsigijo Mykolas Kosakovskis, kuris pastatė ir didelę rotondą ir dvi prie jos priglūdusias kvadratinės sales. Ypač dvaras suklestėjo valdant Stanislovui Feliksui Kosakovskiui. Būtent jis susižavėjo Miramarė rūmais prie Triesto, nusprendė perstatyti dvarą ir suteikė jam neogotikinę išvaizdą. Paskutinės kelios nuotraukos iš 1983 metų.